pratęsiu savo iššūkį ir Rokai, tavo komentaras TikTok'e sulaukė daugiausiai patiktukų. Taigi man reikia apsisukti 360 laipsnių kampu ir nušokti su lavos kibiru. Važiuojam. Priešingai nei vanduo krentant, lava tavęs nesustabdo, tad man prireikė imtis kažkokių įdomių sprendimų. Tačiau kadangi komentaras parašė, jog reikia nušokti su lavos kibiru, aš pamaniau, kad pradžiai leisiu tai lavai šiek tiek nutekėti, o vėliau tą lavą pasiimsiu ir tada jau šoksiu. Na kągi, pirmas bandymas, draugai. Aš jūs myliu, jūs nuostabus ir ar pavyks? Nu gerai, gal nelabai gavos čia. Antras kartas dėja taip pat buvo. Jūs atspėjot, nesėkmingas. Trečias kartas nemeluoja, na pasižiūrėsim. Ir va čia aš jau galvojau, kad viskas bus gerai, bet berniuk, prie pat vandens. Na, ketvirtam kartui jau turėjau mažai vilties ir galvojau, kad tiesiog viską baigsiu ir uždarysiu, bet tada aš pamačiau, kad man turi pavykti. Ir ką jūs galvojat? Ir man pavyko. Aš vandenį, aš išsigelbėjau. Nuostabus ir tikrai buvo labai sunkus iššūkis. Praleidau labai daug laiko galvodamas, ką aš turėsiu čia daryti. Ir žinokit, buvo tikrai gana nelengva. Taigi, ačiū tau, Rokai, už iššūkį. Ačiū jums, kad laikinat komentarus. Ir dabar... Galvojat, kad neišgyvensiu. Na ką jūs galvojat, išgyvenau. Taigi iš savo skrinios išmetu lavos kibirą, o štai čia matote likusius iššūkius, su kuriais, daiktus, su kuriais aš galiu bandyti nukrist. Taigi rašykit komentarą, vėl kaip visada, daugiausiai patiktukų ir širdelių surinkęs komentaras nugalės, o aš jums sakau...